Sveiki visi sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia pirmą kartą. Jeigu jūs čia pirmą kartą, būtinai pasubscribinkit ir lauksiu jūsų čia sugrįžtant. O šiandien aš ateinu pas jumis su Get Ready With Me ir pašnekėjimu apie Euroviziją, nes dabar turbūt visiems, kas Lietuvoje ir ne tik, visoje Europoje, dabar įdomiausias dalykas yra Eurovizija. Aišku, kiti būna nežiūri Eurovizijos. Negali sakyti, ta prasme, ne visi žiūri Euroviziją. Bet tie, kas, kaip sakant, žiūri, tai dabar tikrai, kaip sakant, bus įdomu gal pasiklausyti mano nuomonių, ką aš manau apie pasirodymus ir taip toliau. Tai vakar buvo ketvirtadienis ir buvo antrasis pusfinalis. Ir ką galiu iškart pasakyti apie antrą pusfinalį, tai kad jisai man pasirodė silpnesnis negu kad pirmas pusfinalis. Ta prasme, pirmam pusfinalį man buvo ir pasirodymo atrodo daug geresnių, ir dainų daug geresnių. Nežinau, kažkaip buvo pirmas pusfinalis daug stipresnis, mano nuomonė. Ir ta prasme, iš tikro gerai, kad kaip sakant, mūsų daina šiais metais Lietuvos tokia gera. Tai, kaip pasakyta, jiems buvo nesunku tam pirmam pusfinalį patekti į finalą, nes jų daina buvo, mūsų daina, lietuvių Silvestro daina tokia gera ir pasirodymas. Tai, kaip sakant, nebuvo baisu, bet šiaip iš tikro pirmam pusfinalį sunkiau buvo tiem, kas pasirodė, nes sakau, kažkaip atrodo daugiau geresnių dainų pirmam buvo negu antram. Nes iš tikro vakar žiūrėjau ir man buvo daugiau gerų scenos pasirodymų negu dainų, nemoku paaiškinti. Tiesiog atrodo, daugiau buvo gražesnių scenų negu pačių dainų. Ir man, kai praėjo visos dainos, ta prasme, kai viskas pasibaigė, man iš vis beveik nei viena daina, dvi prisiminė, nes, paskutinė, nes man dabar galvoja tik tais Europa, nes ant tiek kečių daina, o kita, kuri man prisiminė, tai ta Rave, ten Austrija liktais, nes bent šviesos buvo ir labai tokia, nežinau, diskanų daina, tai priminė tokia kaip pasakyti, ne senovinė, bet 2000-ųjų daina. Ir man tik jos prisiminė, o visos kitos, nežinau, tokios boring buvo vakar, nežinau. To prasme tikrai niekas neįsiminė. Tai kažkaip, sakau, keistai net susižiūrėjo, nes taip perėjo viskas ir galvoju, net nežinau, net nežinau, už ką sergu šitam pusfinalį. O pirmam tai tikrai buvo, nežinau, gerų dainų. Ir aišku, Lietuva tai wow, kaip man patiko Lietuvos pasirodymas didžiojoje scenoje, ta prasme, taip gerai padarytas ir pasirodymas, ir šviesos, ir dainavo puikiai Silvestras, ir šokėjai amazing, bet to, kas nežinote, tikliau, kas žinote iš TikToko, Xken, jisai ten šoka, ta prasme, tai aš iš vis kaip džiaugiuosi atrodo už žmogų, kad jisai taip toli prasimušė ir visa kita ir dabar šoka didžiojoje scenoje, tiesiog kaip faina už žmogų, aš nemoku pasakyti, ta prasme, taip gera, kad jis ten šoka, tai faina, nežinau, ir jisai dalinasi labai daug ir savo TikTok'e apie Euroviziją ir Instagram ir visa kita, tai žiauriai faina, nežinau. Kas žiūrite, sekate, tai turbūt žinote, kad žiauriai faina, kad jis ten šoka. Bet šiaip sakau, viskas taip fainai, sakau, Lietuva tikrai šiais metais tai wow. Taip pat man Ukraina buvo kažkas wow, ta prasme, visas pasirodymas, daina tokia stipri ir tokia, aišku, ir graudinanti, ir, nežinau, daug emocijų sukelianti ta daina, tai ir šiaip sakau, jeigu Ukraina laimėtų, tai man tikrai nebūtų, kaip sakant, gaila ir tikrai čia ne dėl politikos ar kažko, čia tiesiog, kad, tikrai jie, būtų nusipelniusios jos, bet aš net viduj turiu tą tikėjimą, kad Lietuva gali laimėti,
o jeigu nelaimėt, tai būt pirmam trejetuke ar penketuke, nes tikrai nusipelnėm ir nei kartą nesam laimėję Lietuva. Latvija berods yra laimėjusi. Ar Estija? Dabar galvoju. Latvija lygtais yra laimėjusi. Estija lygtais nėra laimėjusi. O gal yra? O gal yra? Dabar galvoju. Nu žodžiu. Bet esmė, kad tikrai galėtume mes laimėti šį kartą. Tai būtų labai faina, bet sakau, Ukraina tikrai irgi. Wow. Dabar galvoju, kas dar. Kroatas buvo, kur tokia truputėlį roko stiliaus daina, kur lazanija buvo. Kažkas, Baby Lazanija, kažkas tokio. Ar jo vardas Baby Lazanija, ar daina Baby Lazanija, nežinau, bet jo daina man patiko, nes tokia išsiskyrė stiliumi ir pasirodymas geras. Tada kas dar iš pirmo. Sakiau, kad geresnės iš pirmo dainos, bet dabar neprisimenu, kas. Ai, na, aišku, tos dvi dainos pasirodymai, kur susiję su raganystėm, tai ta Veronika. Man patiko ta daina, tokia, nežinau, įdomesnė. O pasirodymas patiko tos, kur labai daug pasidažiusi. Ten, kur grinai visiškai ten demonai, kur pentagramos ant žemės. Tada tas pasirodymas toks buvo tikrai įdomesnis, vertas dėmesio ir visa kita. Tai man tas patiko. Be to, komentaruose aš čia lauksiu, kas jums labiausiai patiko. Ta prasme, dainos, parašykit savo penketuką. Ta prasme, kas norite pirmą vietą, antrą vietą, trečią vietą ir šiaip. Arba šiaip pasidalinkite, kas jums labiausiai Eurovizijai įsiskyrė, ar pasirodymas koks, ar kažkas, nu žodžiu. Noriu būtinai paskaityti norėsiu, ta prasme, jūsų nuomonės, jeigu žiūrite Euroviziją. Gerai, o toliau, ką dar toliau norėjau pasakyti? Kad kai vakar žiūrėjau Izraelio pasirodymą, tai man buvo taip toks nejaukus jausmas viduj, nes atrodo, kad visa ten salė, taip, nu, gal ne visa, bet tikrai buvo žmonių, kurie visiškai nepalaiko Izraelio dėl to, kas dabar vyksta ir šiaip dėl to, kad Eurovizija labai didelį baną yra uždėjusi apie viską, kas susijęs su Palestina. Tai ten negalima vėliavų, negalima jokio ženklo. Tai dėl to tas, kuris pasirodė per pirmą pusfinalį, švedas Erik Saade, jis turėjo ten skarelę užsidėjęs, kuri reprezentuoja Palestiną susijusi kažką ir, žodžiu, jisai buvo labai dabar apšmeižtas, bet to, ką norėjau pasakyti, tas Erik Saade buvo mano vaikystės krašas, kai jisai pasirodė Eurovizijai ten berods 2012 metais ar kažkas tokio. Aš buvau apsėsta jo, nes jis man toks gražus buvo, jis turėjo daug dainų angliškų. Ta prasme, populiarus labai Švedijoje buvo ir aš atsimenu, buvau tapus ten jo, kaip sakant, fanų klubo narė ir ten buvau, atsimenu, buvau gavusi kažkokį sakant, ankstesnį išleidimą dainos, nu žodžiu, ten aš priklausiau fanų klubui Twitter'į ir panašiai, tai, žodžiu, čia įdomus prisiminimas buvo, tai kai parodė jį, aš buvau, tas mano buvęs krašas iš vaikystės, taip juokinga, kad ant tiek patiko, bet žodžiu, jisai vis dar atrodo nuostabiai, amazing ir padarė tokį dalyką, kad, nu žodžiu, nepatiko ten Eurovizijai, nes ten negalima jokių simbolių ir vėliavų ir visko su Palestina, tai, kaip suprantu, ten buvo neplanuotas tas dalykas, tai gavo Bart. O šiaip, apie ką aš turėjau, aš šnekėjau apie tai, kad Izraelio pasirodymų buvo kažkaip keista, nemalonu stebėti, nes atrodė, kad tokia įtampa visoje salėje, ten, kas žiūri, ir atrodė, kad pati atlikėja irgi jautė tą įtampą labai, nes visas pasaulis stebi ir tikrai daug kas heitina ir ta prasme dėl to, kas vyksta tarp Izraelio ir Palestinos. Ir, nu nežinau, man kažkaip iš vis keista, kad nieko negalima pasisakyti apie tą temą Eurovizijai. Ta prasme, kažkaip labai keista, nes tada iškart padaro tą tokį, kaip sakant, kai negalima pasisakyti grinai,
tai tada visi per šonus kalba apie tai ir tada visokios dramos ten kyla, vat jie, kadangi negalima jokių simbolių, tai tada pradeda, kaip sakant, vat slaptai įsinišinėti ir visą kitą, nu žodžiu, ten man kažkokios keistos tos dramos visos susijusios su tuo ir kažkaip net baisu, nežinau, man taip atrodo, kad kažkas kažko nepadarytų, kai čia taip viskas atrodo dabar, viskas ant streso, tai tikiuosi nebus jokių nesąmonių, niekas nieko nepadarys, nu žodžiu, kaip būdavo, nežinau, kas žiūrite Euroviziją, nu ne vienus metus, tai žinot, kad yra ten ir ant scenos užbėgę žmonės ir visa kita, nors to toks apsaugotas renginys, bet kažkaip sugeba vis tiek ten prabėgti ant scenos tie žmonės ir visa kita, tai tikiuosi, kad šiais metais nebus tokių dalykų, nes aš įsivaizduoju, kaip tai turėtų būti nemalonu atlikėjui, kai tu pasirodai ir šiaip ant įtampos tokioj didelioj scenai ir dar kažkas užbėga ant scenos, tai tikiuosi šiais metais nebus tokių dalykų, labai tikiuosi. Tai va, labai laukiu finalo, kiek girdėjau, mačiau, kad Lietuva pasirodė 7, tai laimingas numeris, tai visos sėkmės, kaip sakant, tikiuosi visą sėkmę ir gausim ir pasiseks, tai aš net neįsivaizduoju, kiek vyks Eurovizija, ta prasme, labai ilgai, nes kol visus parodys visas dainas, nes daugiau. Tuomet balsavimas, ta prasme, kaip reikės tiek nemiegoti iki turbūt 2 valandos nakties, gal net ilgiau. Nes reikės nemiegoti, nes man įdomu, kas laimės, įdomu, kaip visi pasirodys. Nežinau, man kažkaip Eurovizija yra tikrai mano kiekvienų metų top žiūrėjimas. Visą laiką žiūriu, palaikau, turiu favoritus. Tik vienintelis skirtumas, kas man šiais metais buvo, tai kad šiais metais aš ką tik įsidūriau savo akį. Šiais metais aš nelabai domėjausi kitomis dainomis. Šiaip būdavo visais metais, tai aš labai daug, kaip sakant, pasidomiu apie kitus atlikėjus, apie dainas kitų šalių ir visa kita. O šiais metais kažkaip galvojau, pamatysiu viską, kai įrodysiu. Tiesiog nesidomėsiu, kaip sakant, neieškosiu informacijos, o tiesiog, kai bus ant scenos ir pamatysiu. Tai vienintelė, kurią girdėjau, Lietuvą, aišku, žinojau, Ukrainos buvau girdėjus dainą ir viskas. Ta prasme, viskas kita buvo pamatyta gyvai ant scenos. Tai čia buvo šių metų man skirtumas. Bet šiaip, sakau, atrodo, šiais metais tikrai, tikiu Lietuva, kad mes, jeigu nelaimėsim, tai būsim tikrai viršui. Turim, nes daina amazing. Viskas amazing, pasirodymas amazing. Tikrai Lietuva turi pavaryt, tikrai. Nusipelnė visko Silvestras. Tikrai amazing. Ir dar kas svarbiausia, lietuviškai daina, ne angliškai. Tai, kaip faina, kai mūsų kalba daina išsista ir jinai tai patinka visiems. Nežinau, čia toks viduj tas, nežinau, kaip pasakyti. Šiandien nerandu žodžių. Nežinau, kaip pasakyti, bet žodžiu, kai esi labai didžiuoja savo šalim, ką noriu pasakyti, kad, ta prasme, pasididžiavimas taip, kad mūsų kalba dideliai scenai ir visi kartu atrodo dainuoja tos žodžius, labai labai fainiai man, tai labai greitai, lengvai susirašiau dienai, pakalbėjom apie Euroviziją, o dabar aš tikrai lauksiu, sakau, jūsų komentaro, kaip jums kas labiausiai patiko ir visa kita, ir sakau, parašykit savo top
top 5 dainas šių metų. O dabar nepamirškite mane pasiekti Instagrame gerda.ris ir TikTok'e gerda.ris. Būtinai palaikinkit šitą video, pasubscribinkit mane, paspauskite tą varpelį, jeigu norite mano video, kad jum išmestų, kai įkeliu. Ir ate!